Labas rytas. Turim 4:30 ryto ankstyvo. Laukia lietus lyja. Turim išsivežti vieną priekabą su daržovėm. Išsivešim daržovės. Turiu vieną priekabą pasikrauti šaldytos žuvies. O tada matysim. Tikėkime, važiuosim kažkur toli, kad galėsim kažką pasižiūrėti įdomaus. Kažką gražaus tikėkimės. Bet kai bus, jau bus. Matysim dienos eigoj. O jūs jau, jeigu įsitaisėt, paspauskit like, paspauskit subscribe, žinos, kad jums patinka, parašykit komentarą. Ir ką, kai jau viską padarėm, važiuojam! Važiavom į stotį traukinių, važiuojam ieškoti savo priekabos. Galim sakyti, prasidės tikri darbai nuo dabar. Oras ne kažką. Bet geriau niekar nereik tikėtis iš Bergeno. Čia turim tokią aparatą, va, kur reikia susivesti numeriuką. Toks. Sudėkim numeriuką. Taip. Mašinos numerį turim. Numest nieką nenumesim priekabas. Paimsim 423. 298. 298. Nerandam. Gal bus čiūdai. 423, 298, taip. 423, 298. Nerandam. Vadinas, priekabos mūsų nėra dar. Oi. Nu ką. Važiuojam kažkur toliau. Sustosim, pažiūrėsim, kur ta mūsų priekaba. Oi. Anksti rytą niekam neskambinkim taip. Priekabų galybė, o kurios reikia, tos ir nėra. Ir vis dėlto priekabos mano nėra, aparatas nemelavo. Pračekinau, traukinys atvažiuos už kokių 30 minučių panašiai turėtų būti su mano priekaba, tai luktelkim, ką darysi. Atvažiuoja mano traukinys, važiuojam ieškoti savo priekabos. Čia kažkas konteinerį išsikraudinėjai. Veiksmas vyksta, kiek čia 5:42. Jeigu matas gal. Na va. Labas. Na. Ieškokim
Param. Nu, va, konteineriai baigęs, prasidės priekabas. Ne mano. Mano turėtų būti kažkur tais prieš galą. Kur ta? Va, Bamos priekabą vieną matau. Gal bus mano netyčia. Koks numeris? Numeris TH mano. Taip, mano priekaba. Važiuoja paskui priekabėlę. Va. Bama TH7554. Va, mūsų priekaba stovi. Dabar tik reikia apsisukti, kad galėtumėm jį tinkamai pasiimti. Va. Dar biškiu, kad traukinys rieda keletą metrų. Ir va. Atvažiuos krautuvas iškelt mum ją. Važiuoja. Bet ne pas mane. Ar pas mane? Pas mane. O, labai gerai. Nuo traukinio priekaba atsikabina lygiai taip pat kaip ir nuo mašinos. O su tokiu ir iškraus. Nukels nuo traukinio, uždės pas mane ir galėsim važiuoti. Kylam. Kylam. O, kaip gražu. O mes lipam į mašiną. Lipam į automobilį savo. Pasistumsim atbulą, kad prisikabinti. Nu va, jau padėjo man ant balno. Ap, viskas.
priekabą turim. Einam, užsidėsim laidus. Susidėsim laidus. Susikabinsim, sufiksuosim. Ir galėsim važiuoti. Žiūrėkim, užsikabina gerai, užsikabina, priekaba kaip ir gera, viskas gerai, nu ir kodėl tu nepaleidi, viskas geras žmogau. Va, pasižiūrėkim kaip viduj, aba. Viduj gerai. Pilna priekaba vien bulvių. Apa. Ką? Ko mums reikia turim? Galim pradėti darbus. Važiuojam, atiduosim bulves. Atiduosim bulves ir važiuosim krautis žuvytės. Dar pasitikrinkim, ar priekaba gerai užkabinta. Taip, pamest neturėtumėm. Važiuojam lauk iš čia. Krausim bulves lauk. Oi. Kas gerai, kad nereik rankeliam labai darbuotis daug. Vaisiais daržovėm, kas užsiema Norvegijai, tai yra turtingesnė negu žuvynai. Kas žuvim prekiauja, tie neturi nieką. Čia turim tik 9 paletės, tai manau greitai išsimesim ir leikiam toliau. Morning. Nu va, baigiam krautis. Užsidarys viskas. Viskas užsidarinėja. Važiuojam dirbti toliau. Priekaba iškrauta, daržovės pristatytos saugiai, nieką neišbarstėm, nieką nepametėm, varom į kolonkę, pasimsim kavos, užsipilsim kurą ir galėsim važiuoti prie žuvies.
Tai naujas žuvins, realiai viskas tas pats. Sena mergelė, nauja suknelė, kraunamės senų būdų. Kažkaip žiauriai jie įdomiai čia krauna mane. Vienas atveža pusę kelio, kitas likusią pusę kelio. Nesuprasi. Va tokių galėtų man pakrauti kažkiek tais. Va, aš jau nesupykčiau. Dar prie žuvyno, kol laukiu, dar turi įdėti, kiek ten, 3 dėžutės berods. Tai sakau, ateisiu biškiuką pasivaikščiot aplinkui, parodysiu jums, kaip atrodo. Ambajiečiai įsikur geruose vietose, iš tikrųjų. Žiūrėk. Tokie vaizdiniai. Viena sala, antra sala. Jachtos. Čia jau nežinau, ar žuvynai priklauso ar ne, bet stovi tokios nemažas. Čia aptvaruose ta žuvis. Augina laiką, ką jie čia daro, nežinau. Paukščių pilna, čia fabrikas žuvies. Ir va vandenuką. Dangus cepelininis, apsiniaukęs, kalnuose rūkas matos. Ir va, viena sala, antra sala, trečia. Ten ketvirta. Ten namas paskendęs, ar ten kas, nelabai suprantu. Kažkas. Aš pabandysiu bevertinti, aš tikiuosi, kad jūs pamatysit irgi. Bet, lemba, neturiu valdės, kad nuplaukti. Vaizdai gražus, tikrai. Ten pora fūra laukia pasikrauti. Tai va, einam dar prie tų jachtų pažiūrėti. Ten gal nieks nesupyks, kad nueisim. Einam, čia gal mažiau matys. Kur aš to? Visas žalias, šviečiantis. Tai matysi, man iš toli jau. Bet va, šiaip atrodo tai tikrai gražiai. Įspūdingai! Nu, blemba, čia kadangi aplinkui nei gyvos dvasios daugiau, nei vieno namo, nieko. Tai tos jachtos, sakykim, tie kateriai, kaip ir žuvynai priklausytų gal. Nes čia daugiau nuo aplink negyvos dvasios. Aš nemanau, kad kažkas bus atplaukęs, pasistatęs ir tiesiog išvažiavęs. Nes čia kaip ir privati teritorija tokia. Kažin, jeigu mes ten iki jų nueitumėm. Klausims kaip. Bet į vidų ten neįeisi, greičiausiai vis tiek. Tokia paplaukiot. Visai įdomu būtų. Einam greitai. Pažiūrėsim. Pro čia nepraeisi dar. Pakankamai toli nuėjęs esu. Manęs gali pasigesti. Pasigės, tai pasigės. Palauks. Laukiu aš, gali palaukti ir jie biškį.
Čia matyt buvo pasidarytas gal nusileidimas su priekaba. Valtį įsileis netyčia ar čia kas, kad užversta. Jo, greičiausiai, nes va dugnas kaip ir gražus. Einam ten greitai. Pažiūrėsim. Laiptai kokie slidus. Būtų gerai nepargriūti. Kamera ant lango padėta. Čia kaip ir privati gal. Va. Wow. Atrodo tai tikrai gražiai. Nu va, su tokiam paralinėti. Didelė, graži. Papramogaut. O ko ne? O čia kita biški mažesnė. Bet snukių ilgesnių. Blemba. Fainiai. Tikrai fainiai. Lip, nelipkim. Teritorija stebima. Bet atrodo tai tikrai gerai. Laiką biškį dabar turim. Tai sakau, einu pasivaikščiot biškiuką. Blemba, aš visą laiką norėjau po tokias va vietas pasivaikščiot, po tokius kalnus. Pažiūrėt, kaip čia atrodo čia. Atrodo iš išorės labai fainiai, labai gražiai. Bet ar per tuos kemsynus, brūzgynus eis prabrist, ten kur nors užlipt. Va čia va, tai yra klausimas. Gan nemažas. Ir aš vis galvodavau, įmanoma, neįmanoma. Ir niekada nebūdavo laiko. Dabar laiką turiu. Einam, pažiūrėsim. Jeigu man pavyks, bus žiūri gerai. Nu va. Pradžia kaip ir tokia. Blemba žiauriai šlapia, bet praeiti įmanoma. Nu, bet čia dar tik tai pradžia. Svarbiausia nepaslyst, galvos nenusisukti. O toliau jau kaip bus, tai bus. Čia kažkur kopam ir laukais. Blemba, reikia eiti. Kažkaip tenai. Nueiti. A ne? Varom. Pro ten kažkaip ir nueisim. Blemba, pavyko panašiai. Plius minus. Va. Jau. Bet reiks dar ten arčiau vandens prieiti. Ir nėra taip blogai, kaip galvojau iš pradžių, kad bus. Yra tų tokių vietų, kur turi pagalvoti kaip geriau. Bet po biškiuką. Kylam. Akmenys slidus. Čia su kokiais guminiais gerai būtų gal. Ar kuom, nežinau net. Nes pas mane tai batai tai darbiniai. Darbui skirti. Nu, blemba, čia bala. Tokia nemaža. Tai gerai būtų neprasmegti. Kažkaip. Blemba, nebus, kad lipu ne į tą kalną, į kurį norėjau. Pyzė bus. Būsi prisiveikęs, nevaikiškai. O durnius. Nu, stačiai durnius būsi.
Ar čia toks kaip slėnis? Jo, kaip slėnis, viskas okei. Ne durnius, bent jau ne visiškai. Gerai, o kaip tenai reikės nusigauti? O čia tai irgi geras klausimas. Ai. Gan paprastai viskas okei. Nu, bandom eiti. Pavyko mum. Va, iš kitos pusės. Ir ką? Nebe kažką belika. Čia iš karto vėjas jau toks jaučias. Ir vaizdai pradėt matytis. Įdomesnį biškį. Dar išeidams iš mašinos galvojau, pasiimt piršnes ar ne. Bet, ai, kam jų reikia? Gerai yra ir taip. Tai pasirodo gerai nėra. Yra prastai. Biškiuką ranką šal. Bet nu, pakemsynus prasitrinsim. Tai va, jaučiu, čia man toliau ar beit, nemanau, kad beverta ten ant to kito. Arba ten, kur tas medis. Arba čia. Čia tokia gal kaip aikštelė labiau. Ten krūmai. Na, einam čia ant to dar užlipsim. Apžvelgsim, kaip čia atrodo, bet realiai visur akmuo. Akmuo ir čia blemba tokie tie krūmai tokie, kai aš nežinau, kaip iš samanų išaugę, daugiau nieko. Nu va, tokia net nežinau. Nu jo, nu samanas ir va iš samanų va išaugę tokie. Tai čia, na, mano jachtas tas, kur buvau nuėjęs. Nu, ne mano. Gerai būt, kad būt mano, bet yra ne mano. Tai va. Gražiai atrodo. A šalta? Šalta. Ypač kam? Rankai. Nes kitą laiko kišeniai. Fabriks matos. Ten, blemba, žiūrėk, kas namą pasistatęs už fabriką. Grinai ant priekabos kažkaip. Kaip ant tilto pastatęs. Einam gal dar ten biškiuką kažkur tais į šoną. Gal kažkur kažką įdomaus pamatysim. Vienu žodžiu, gamtą turim tokią fainą. Būtų ten įdomu nueiti, bet ten jau bus privačia žemės greičiausiai, nes namai pastatyti vienur kitur. Tai nežinau net. Mano slėniai pilna vandens. Reiks paribrist namo. Kažkaip mano koja šlapės. Kaip galvojat? Aišku, kad šlapės. Šalta. Kaip nekeista, nelabai.
nelabai šalta, vėjas biškiuką ir per rankas biškiuką, ranko šala. Bet šiaip visumoje normaliai. Pasivaikščiam dabar. Reikia kažkaip parslinkti atgal į mašiną. Parslinksim atgal į mašiną. Apšilsim. Eisim, padirbėsim. Ir važiuosim namo. O ką? Būsim dar vieną dieną atidirbę. Tai va. Šiaip kur beinu blemba, čia vis va tokias kriauklės, va mėtos ant žemės, tokios mėlynos. Ir jų čia vis gan nemažai. Ir nesuprantu, ar čia paukščiai jas atneš, ar čia kas. Bet, nemanau, kad čia iš jų išsirit kažkas. Viskas, gavau tas 3 dėžutės, kurių laukiau. Vežam priekabą atgal prie traukinę. Mažą ekskursiją apturėjom. Ką, lekam, atiduosim priekabą. Ir žiūrėsim, ką toliau. Grįžom į pradžią, iš kur pradėjom. Pradėjom pasiimdami priekabą iš traukinę. Taip ir pabaigsim. Atiduosim priekabą į traukinį. Martam paskambinam, turėtų atsidaryti. Žiūrėjau, referenso numerį turim, viską turim. Tai va dabar klausimas, ar priekabą į traukinį tiesiai kels, ar reikės palikti prie visų. Priekabų kiek statytų. Grįžtama prie savo aparato. Tas. Jau žino, ką aš atiduosiu. Nieko neimsim. Ir... Okei. Tiksliau, imsim priekabą, bet jau imsim tuščią. Ką, važiuojam? Atiduot priekabytę. Klausims, ant kurių bėgių reikės. Spėčiau, kad ant šitų bėgių kur mes čia galim. Ne, vis dėlto ne ant šitų. Vis dėlto va ten jau mūsų laukia. Tai važiuojam ten. Važiuojam ten. Čia. Opa. Na, pasignalins, kad tas stop. Ne, nesignalina. Nesignalina, tai nesignalina. Rytas labas. Ką, sulaukėm penktadienį, pagaliau 5 dieną varom į Vergiją. Šiandien kaip ir nesunkiai darbo diena turėtų būti. Važiuosim į tokias salas. Plemba šiaip yra galiuks nuvažiuoti. Ten tiltai, tilteliai.
parodysiu vaizdų. Ten nuvažiuosim ir krausimės žuvų vidurius. Tai čia jau viskas, kas liek, kai padaro filė. Kaulai, žvinai, viduriai ir visa kita, ir visa kita. Va. Pasikrausim jų. Nuvažiuosim į perdirbimo fabriką. Ten, kas durniausia, ten pačiam reikia išsikrauti. Reikia išsikrauti, ten yra tas kariuks, autokaras, su kuriuo išsikrauti reikia. Viskas kaip ir ok, bet ten reikia krauti aukštai į viršų, ko aš nelabai gerai moku. Va, bet. Kaip nors. Išsikrausim ir išsiplausim priekabą ir viskas, darbai ten jau bus baigti. Tai va tiek tų žinių. O, mano mašina stovi paruošta, sniego nebėra, lietus nelyja šiandien, viskas kaip ir gerai. Tai ką, leikiam paskabinsim priekabą, pradėsim kaip visada nuo traukinio ir galėsim važiuoti darbus daryti. Ryto radio laida M1 ryto šou, Saulius Gedas ir armija mūsų klausytojų važiuojančių reikalus. Džiaugiamės, kad esat su mumis. Pasikalbėkime šiandien apie Atvažiavau į kitą žuvyną, staigiai sumetė pakrovę, tai turiu keletą minučių. Sakau, išeisiu va prie Šiaurės jūros, parodysiu, kaip chebra įsikūrus. Vakar buvom vienam, buvo gerų vaizdų, nesam kitam. Tai va, vaizdai tokie, vėjas tai, wow. Jau atvažiuojant, blemba visą mašiną nešioja. Gražiai, saulės aišku trūkščiam. Čia chebra ruošiasi išplaukti su laivu jau, parplaukdyt lašišos, kad turėtų ką valgyti. Blemba, akis ašaruoja kaip. Nežinau, girdit, negirdit, turėt, bet girdėt gal. O čia jau va, yra kas gyvena. Realiai neįsivaizduoju, ką jie čia veikia. Gyvendami, kuom jie užsiema, nes iki miesto važiuoti artimiausia, tai tikrai yra toli. Bet ką, savo verslus turi, nu irgi nesąmonė, kad čia jau visi jie taip. Čia tam žuvynė, lietuviai dirba. Gal, nu aišku, čia yra norvegų, kaip kitaip ir nebus. Va, bet kad čia visi gyventojai ką veikia, nu, neįsivaizduoju. Tai va, turim tokį molą.
tokia jūra šiaurinė, vanduo stingdantis. Tikrint gal netikrinsiu. Dar biškiukai išvažiuosim iš žuvyno teritoriją, sustosim. Ten yra kažkokia irgi prieplauka. Ten lyg ir paplūdimys kažkas ar kažkas panašus. Stabtelsim pažiūrėti. Esmė tokia. Na va, o čia jau ta kita vieta. Čia hebra valtis laiko ant priekabų. Viena, kita, trečia. Čia tokia vietinių gyventojų prieplauka pasidarė. Ir lietus dar pradėjo lyti ir vėjas. Oras tikrai ne kažką. Na, tokias vaminė valtytės su varikliukais. Išplauk pasiplaukėt. Vasarą ar pažvėjuoti. Ko ne? Smagu visai turėtų būti. Ten yra biški rimtesnis viens kits. Va. Tvarkingai va, su vairu, su viskuo. Meškeras paliktas, va, jeigu reikia kažkam. Va, prisišvartavę, vietos yra, jeigu dar kas nors norėtų nusipirkti. O ten, va, kur sakiau, paplūdimys, bet jau iki jo reikia įti aplinkui šitą kalną. Tai, jų nebeisiu. Niekas stebuklinga nepamatys. Ten va, žmogus vilą pasistatęs. Tokia kuklė ant namo, sakau, ant kalną papėdęs. Tai ant krantą. Nu va, tokie vaizdai va, čia reikės salų. Pasikrovėm žuvį. Tiksliau žuvies atliekas. Važiuojam į kitą salą išsikrauti. Čia nėra toli apie kiek, 100 km gal. Kažkas to. Tai greitai sulakstysim. Ir galbūt šiandien viskas. Kaip penktadieniai, sakykim, užteks. nereikės man krauti viršų, tai gerai.
Čia? O, ką gerai, ką gerai. Man pačiam išsikraudinėti nereikia. Tiksliau sukelnuoti viršų. Tai čia gan greitai. Išmesiu. Čia žuvies atliekos. Dabar gerai žiemą. Nėra kvapo, bet kaip vasarą čia dvoki. Apsiveimt gali įėjus. Nu va, mes čia išsikrovėm. Viską, išsiplojom priekabą. Ir kaip jūs manot? Šitas vanduo iš šito vamzdžio. Iš kur jis atbėgo? Manykim, gal ne iš mano priekabos. Žuvų ferma. Viena sala. Antra salytė. Čia va žmonės įsikūrė kalnuose. Gryna Skandinavija. Čia kažkokia metalo firma. Grandinės laivams ir inkarus gamina. Kai laisvo laiko yra, čia gali ateit pažvejoti. Iš tikrųjų, nes karts nuo karto, kai čia atvažiuoju, gaudo žuvį, žmonės mačiau. Ir pagauna. Va. Nu daugiau, nu, ką žinau, čia nieko įdomaus. Nieko įdomaus. Dabar važiuosim atgal prie traukinio, nusimesim priekabą. Ir bus darbai baigti. Ką jūs veikiat, kai turit laisvą laiką? Kai reikia laukti krovinio, kai reikia laukti, kol išsikrausit. Ką veikiat? Papasakokit. Parašykit komentaruose. Nu ką, atlekiam prie traukinio, atkabinsim priekabą, atiduosim ir darbai bus baigti. Ką? Atsekim laidus. Laidai atsekti. Aba. Jau blemba, tai mašinai ranką čia užkišt, kad atkabint. Palieki visas paišins iki ausų. Jau taip esu paišins. Bent jau tą striukę paišino. Tai negana tuo, būsiu dar daugiau. Na va. Kažkas nesigauna. Pastriga strėlė. Nežiaplėm pasitaiko. Einam, pažiūrėsim. Blogai pakabina. Na. Na. Na va. Kur kas geriau. Gerai. Jis pakels, aš pavažiuosiu į priekį. Na, kelk. Jau tą priekabą. Na va. Priekaba nukelta. Biškį pavažiuojam į priekį. Miškiuką į priekį. Na va.
Einam, padėsim jam prikabinti. Na va, čia su tuo reguliuojam balną padėtį priekabai. Ne priekabojo, nu jo, traukinė vagonė, kaip čia Na, leisk. Iškiš. Na va. Liuks. Pataikėm. Oi. Batus įsimėskim į kabiną. Blemba, kokią turiu mašiną šlykščią. Pasidedu batus ant laiptų, pilni vandens būna. Tai, a čia normalu, įtariu nelabai. Na ką, brangiai, pagaliau penktadienis, pagaliau baigiam darbus. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad važiavot su manim, ačiū, kad dirbot kartu. Paspauskit like, jeigu dar nepaspaudėt. Bus man didesnė motyvacija kažką kurti, kažką daugiau jums parodyti, kažką daugiau pagalvoti. Ką galėčiau jums parodyti? Galbūt jūs turit kažkokių minčių, ką norėtumėte daugiau pamatyti? Parašykit komentaruose, lauksiu. O dabar ką? Atsisveikinu su jumis ir pasimatysim kituose video. Iki!